Labą dieną, esu ūkininkas Romualdas Gilys. Ūkis randasi Joniškio rajone Gasčiūnų kaime. Savo veiklą pradėjau nuo 92 metų. Turim 30 metų, kaip ūkis gyvuoja. Mūsų šeima dirba 1800 hektarų. Iš tų 1800 hektarų 800 sudaro kviečiai, 500 hektarų rapsai ir šiemet visas likusis plotas sudaro saliktiniai miežiai, nesėjom šiemet ankštinių kultūrų. Negaliu nepaminėti apie braitą, tai aš jau jį dabar auginu 2 metai ir tikrai nesu nusivylęs. Labai gera veislė, duoda stabilų derlių ir kokybė jų gera ir atspari iššalimui. Ir dar negaliu nepaminėti vieno dalyko, ką esu pastebėjęs per tos 2 metus. Jinai neturi streso, sakysim, pavasarį, kai būna šalnos ir reikia apdoroti augimo reguliatoriais ir visais kitais produktais, tai jinai, pastebėjau, reaguoja mažiausiai. Kitos veislės jos stresą įgauna didelį, pagelsta, o braitas šito neparodo, jisai nebijo šito dalyko. Šiais metais braitą auginam 505 hektarų, tai yra daug didesnė pusė nei visi kviečių plotai. Kokybę negaliu skųstis, tikrai buvo kokybės ir 1 klasė, ir ekstra, ir daugiausia, aišku, 2 klasė, bet buvo laukų, kurie davė 1 ekstra klasę. Šiemet braitas byrėjo virš 9 tonų vidurkis. Praeitais metais buvo dar didesnis, praeitais metais buvo 10 tonų ir kokybė buvo geresnė, bent jau ekstros buvo daugiau nei kad šiemet. Tai derlingumai pilnumai patenkina mūsų ūkio poreikius. Bakterijos, ką jos reikia, aišku, pabandyti, mes jas buvom pabandę. Rezultatas gan buvo neblogas. Tai va šiemet paėmiau visiems hektaram. Tai aš tikiuosi, kad pasiteisins tas reikalas. Tai iš tikrųjų daug metų jau darom žemės tyrimus, kur reikia, kalkinam, vykdom tikslų įtręšimą. Dalykas pasiteisinęs, aiškiai matosi, ir azotinių trąšų nereikia tiek daug. 3 metai daugiau neduodu kaip 170–180 azoto veiklios medžiagos. Ką rodė paskutiniai metai, tai tikrai visi grūdai buvo ekstra. Azotinį tręšimą mes vykdome kartu su kompleksą su siera, vien azoto netręšiam. Dar galiu pridurti, kad mes azotiniui tręšimui naudojam sensorius, kurie nuskaito, kiek yra augaluose azoto sukaupta ir kiek ten reikia paduoti. Kur nereikia, ten sumažina, o kur reikia, ten paduoda daugiau tose vietose. Tuo būdu mes išlyginam lauką. Manau, kad sensorius tikrai mums labai daug gelbė. Braito veislė tai kaiminystėj, žmonės augina irgi patenkinti braitų, taip kad daug žmonių atsiliepia į tą braito veislę gerai.